galime eiti. Taigi, kiekvienas iš mūsų savo pasirinkimo pradžioje, savo mąstymo pradžioje stovime toje starto pozicijoje. Ir niekas mūsų, jeigu gyvename laisvoje šalyje ir jeigu mūsų mąstymas yra atviras, niekas mūsų nevaro eiti kokiu nors konkrečiu keliu. Tačiau keliavimo keliais logika yra tokia, kad mes, jeigu norime apskritai kur nors nukeliauti, mes turime pasirinkti vieną ar kitą kelią. Jeigu mes apskritai nutarėme stovėti toje starto pozicijoje ir nenorime keliauti absoliučiai jokių kelių, tiesiog liekame stovėti starto pozicijoje. Tai iš esmės mes irgi nesame atviri mąstymo laisvės požiūrį, nes mes tiesiog esame įkalinti toj starto pozicijoje, tam nulinėme taške tarsi kalėjime. Taip tariant, filosofas, kuris sakytų, ne, aš nesirenku jokių konkrečių pažiūrų, aš stoviu tame nulinėme taške. Tai netgi jis yra įkalintas tame nulinėme taške ir jo laisvė yra apribota. Tiesiog jis turi galimybę rinktis, bet realiai jis nesirenka. Ir jeigu taip pasižiūrėtume iš kitos pusės, tai yra kalinio situacija. Tai yra situacija, kuri yra ydingesnė už situaciją to, kuris pasirenka keliauti kuriuo nors vienu keliu. Nes tas bent jau tą kelionės avantiūrą turi. Jisai yra avantiūristas gerąja prasme, jisai patiria nuotykius. Taigi, kai mes kalbame apie ėjimą jau tam tikrų kelių, mes suprantame, kad tas kelias yra konkretus kelias. Ir kiekvienas, kuris vienu ar kitu keliu keliauja, jis jau turi apibrėžtas pažiūras. Taigi ir tikintysis, kuris yra įtikintas keliauti šituo keliu, arba jis tiesiog bando keliauti šituo keliu, jis nori pasižiūrėti, kas jam nutiks gyvenimo kelionė, jeigu jis keliaus šituo keliu. Arba, tarkim, kasdienė patirtis jį įtikina eiti šituo keliu. Arba galbūt jis tyčia nori, piktdžiugiškai pamėginti paneigti to kelio pagrįstumą, tyčia nori pasišaipyti iš tų dalykų, kurie tame kelyje atsiveria, bet jisai bent jau nori pakeliauti, jisai nori tos avantiūros. Taigi, kai mes esame kelio vidury arba arti kelio pabaigos, mes be abejo einame vienu, o ne kitu keliu. Šia prasme jau mūsų perspektyva yra apribota. Iš to neplaukia, kad mus kažkas vertė eiti šituo keliu. Tarkime, mes einame tikėjimo keliu, tarkime, krikščionybės keliu. Mums niekas negali pasakyti, kad mes nesame laisvi, nes mes save kažkuo apribojame. Tas klausimo kelimas yra nepagristas dėl to, kad čia painiojama kelio vidurio ir kelio pradžios situacija. Nes iš ankstinėje pozicijoje, starto pozicijoje aš turėjau visą puokštę kelių, visą puokštę perspektyvų, galėjau rinktis bet kurią. Bet tam, kad ta laisvė būtų vaisinga, kad ji nebūtų beprasmė, tai vis tiek kažkokį kelią reikėjo pasirinkti. Tai aš vienu iš tų kelių ir nukeliavau. Taigi niekas man negali pasakyti, kad aš save kažkuo apriboju. Kita vertus, niekas man nedraudžia, tiek, kiek aš esu mąstanti būtybė, pavyzdžiui, filosofas, niekas man nedraudžia grįžti į starto poziciją ir pasirinkti kitą perspektyvą, kitą kelią. Tiesiog iškelti kitą hipotezę. Tarkime, šitą hipotezę savęs, nepatvirtino, nepasisekė, mes iškelsime kitą hipotezę. Niekas mums netrukdo. Su tikinčiu žmogumi nėra taip, kad jį kažkas prievartauja laikytis būtent tų pažiūrų. Nebent jisai būtų fanatikas, dogmatikas, aišku, apie tvirtybę, kuri yra susijusi su tikėjimu, čia būtų atskira kalba. Tikintis žmogus yra tvirtas, jis yra įsitikinęs savo tiesą, iš esmės ne kognityvinė prasme, ne tokia pažintinė prasme, bet veikiau dėl tokių etinių priežasčių. Ir čia yra visiškai kitas planas, visiškai kitas to tvirtumo šaltinis, čia irgi būtų labai svarbus diskusijos aspektas. Taip sakant, kai mes matome, pavyzdžiui, krikščionis fundamentalistus arba musulmonų fanatikus, mums kyla noras iš jų pasišaipyti. Negi jie tokie kvaili, kad jie taip tiksliai žino, kaip yra iš tiesų, kokia yra ta tikrovės sąranga, kad jie šitaip fanatiškai elgiasi.
Nes, na, semitų kalbose ta šaknis, kuri atpažįstama, pavyzdžiui, arabiškame žodėje iman, kuris reiškia tikėjimą, ir taip pat tame jums žinome žodėje amen, kuris reiškia tebūnie įtvirtinta, va tai, kas pasakyta maldoje, tai hebrajų